sveiki, aš esu Vilandas iš Jūros Gėrybių ir žuvies restorano Monte Cristo. Esame įsikūrę Klaipėdoje, Šimkos gatvė 14. Ir mes šiandieną jums norėtume parodyti, kaip mes ruošiam midijas. Ir štai mums reikės midijų. Jos yra mėlyna kriauklės. Jas galime nusipirkti bet kokioj didesniai parduotuviai. Vyno, nesvarbu, tai turi būti baltas sausas vynas, nesvarbu kokios rūšės. Česnakai šviežus, čiobreliai šviežus, grūsti pipirai, druska, grietinėlė ir indas, į kurį galėsim sudėti jau iškeptas midijas. Ir šitokias midijas reikėtų nuvalyti. Mums reikėtų indelį su vandeniu. Turim indelį su vandeniu. Tiesiog ima tokį metalinį granduką, pamerkėt ir tiesiog nuvalot. Nuvalom ir viskas. Ir štai midija, jeigu turi tokį siūlelį, labai paprasta, mes suspaudžiam šitaip. Ir tas siūlelis tik tempiam, kol jis gražiai įsitempia. Tada midija neatšoka nuo kraštų. Kadangi midijos jau sutvarkytas, mums reikėtų pasiruošti keptuvę. Kol kaisite keptuvę, mes galim pasiruošti česnakus ir čiobrelius. Ir taip truputį kelis kartus prapjauti. Ir labai daug nereikia. Na, taip, dėl kvapo. Ir čiobrelius. Česnakų nepatarčiau labai sudeginti, nes tada būna kartokas skonis. Kadangi aliejus nėra, jinai jau rūksta, vadinasi yra labai gerai kaitus. Tada galim pilti jau aliejų, alyvuogių mes naudojam. Tada sudedam česnakus ir čiobrelius. O, viskas labai gražiai spraigo. Va, ir metam midijas. Patraukiam nuo ugnies, kad labai neužsidegtų. Ir pilam vyną. Svarbu, kad česnakai nepadegtų, nes tada padažas bus rudas. Ir apkarstas skonis pats. Druskos daug dėti nereikėtų, nes pačios midijos yra iš jūros, jos truputį jau sūrios šiaip. Ir pipiriukų. Ir būna taip, kad kai supilam vyną, keptuvė truputį pravėsta, už tai reikėtų taip labai greitai nepilti grietinėlės. Viskas turi būti labai karštai. Šiaip midijos darosi gan greitai ir kvapas labai skanus, ypač vynas, česnakai, taip pasaka. Jau galim pilti grietinėlę. Piliam gražiai ir pamaišom. Skonis idealus. Ir vynas jaučiasi, ir česnakai, čiobreliai, viskas. Dar sekundę padažas sutirštėja ir galėsim jau dėtis į mūsų indą ir ragauti. Viskas. Galim imtis indą, sargiai taip. Matosi, česnakiukas bus nesudegęs, pačios midijos gražios, visos atsidariusios. Jeigu kepimo metu midija neatsidarė, jos valgyti nederėtų. Skanaus ir kviečiu prie stalo. Papasakosiu, kaip reikia valgyti midiją. Susiranda tinkamą midiją, kuri būtų tokias kaip žnyplutės. Tada pasiemat kitą midiją, kurią jūs ruošitės valgyti. Paimat gražiai, išsitraukia gražiai. Tokia yra valgyti paprasta ir lengva.